Sveiki, esu Tomas iš MDS terasų. Šiandienos tema - niekad neįsivaizdavau, kad klientui, ar jis ryšis įsirengti terasą ar ne, vienas iš svarbiausių dalykų yra ne tik biudžetas, bet ir kiek laiko tai užtruks ir ar jis jo turės. Tai pasipoliravo vienas iš mano klientų, Eimantai, tau linkėjimai. Kadangi jau tai išgirdau, tai pagalvojau trumpas video apie tai. Čia turiu tipinės terasų konstrukcijos maketą ir jeigu dažniausia lietuviška terasa yra taip 3 ant 6 ar 4 ant 6 metro, 20-24 kvadratai, tai kiek tokią terasą įrengti užtruktų, jei ji neturi ten visokių įmantrybių, kaip pavyzdžiui papildomas laiptas ar aukščių perkirtimas, ar kažkokios klombos, vazonai, ar apvadinės lentos, kad ir viena ar dvi apvadinės lentos reikalauja papildomo laiko ir konstrukcijos, kas užima. Bet jeigu tokia tipiškai išklotos lentos, dvi šoninės lentos ir dvigubas karkasas. Tai va, apie tai. Sraigtinius pamatus, čia mes vaizduojam varžteliai sraigtinius pamatus, jums įrengti užtruks, jeigu, kaip mes vadinam, pas jūs po gruntu nėra statybinių kapinių, visokių plytų, visų dalykų, kurios rangovas pastatęs namą ten suvertė ir paskui užpylė gruntų, jums turėtų užtrukti apie pusdienį. Ta pačią dieną jūs dar spėsit įrengti apatinį savo karkasą, ar susireguliuosit aukštį neaišku, bet tai turėtumėt spėti padaryti. Antrą dieną jūs turėtumėt pabaigti susireguliuoti pirmo karkaso aukštį ir tada, kada jau viskas aišku, darot antrą karkasą, šoninį karkasą ir turbūt pradėsit lentas. Trečią dieną jūs pabaigsit kloti lentas, o ketvirtą užsimsit pabaigimais. Tai yra šoninės lentos, kažkokie maži dalykėliai ir alyvuosit lentas. Taigi, tipinės terasos įrengimo laikas turėtų būti apie 4 dienos, tai yra 2 savaitgaliai, jei žinoma tuo metu jūs tą terasą įrenginėsit, o ne su dar 3 kaimynais spręsit, kaip čia, kur čia, ką čia reiktų daryti. Tai va, 4 darbo dienos įprastai terasai. Sėkmės!